Labą vakarą, mėly šventojiškiai, pompelninkai, poilsiautojai, palangiškiai, svečiai, vietiniai, avietiniai, čia buviai. Mes šiandien norim jūs pakviesti gintarauti. Nors vėjas tai nepalankus šitam amatui, bet gintarautojų amatas šį pavasarį gavo nematerialaus kultūros paveldo statusą ir yra mūsų didžiulė, mūsų krašto yra kultūros paveldo vertybė. Ir mūsų ansamblis, Palangos kultūros centro folkloro ansamblis Mėguva, sugalvojo paruošti tą progą programą ir pavadino gintarautojų vėjais. Vėjai, tai žinot kokie, gali jie pūsti ir gali būti švilpti galvoje vėjai. Džiaugiamės, kad šiandien turim svečiuose dar porą muzikantų, etnomuzikologų šeimyną, Gailą ir Arvydą Kirdas, kurie padės mums pagroti. Jūs mielai prisijungsite, mūsų ne tik pasiklausysite, bet galbūt ir pašoksite ir padainuosite kartu. Gaudysim vėjus? O kas jūs pasistatė kaip kelių? Gaudom vėją! Gaudom vėją! Švieselė. Mona Kumens padovanojo gintarų maišelį, kad pasidirbintiau karuolius. Tep, juk gintarą ir ant laimę. Juk mes, ką buvom jauni su vyru, visą laiką, kap tik tą nutiks vies, tepi bėgam prie jūrą. Vyrs turėjo teselį, tokius guminius buvo iki pat šakoma. On zbrandyto jūra, kur tokie duborke jaudi matos grebta šlamas ir neši krontą. O mes tik tą pocevojam ir reiškom tų gintarėlių. Ir žinot, rasdavom visai nemažų. Va, ir tokių. Jauna merguželė, ten
Oi tamsi, tamsi ši naktel, oi klaidus, klaidus tas kelias, kur aš jauns vaikelis, kur nujuosiu, šitamsi naktelė, kur nakvos, ar žalio girelė po pušelėm, ar rūtų darželė po rūtelėm, kad aš nežinojau, bet aš ten nujojau, užsisėdau už stalelį su savo merge. Nu, bet kaip tu naktį matystus gintarus? Juk gali nestovei tuo, jod permin atgal. Kas čia dabar? No. Iš kur potvės, ar iš šiaurės, ar iš vakarų, ar iš rytų, oras išves neput.
Atėję prie jūros, į pamatė daug paukščių. Bėk ten, žinok, kad ten ir gintaro. Kriukuželis Marelė, sobliovė merguželė vargelė, eknekuželė vadaukė, savo žilą galvelę adaukė, geriau be dukrelės, be kokios, neka savo žilą galvą adaukios. Kriukuželis Marelė, sobliovė merguželė vargelė, motinelė vadaukė, savo žilas plaukelius adaukė, geriau be dukrelės, be kokios, neka savo žilas plaukus adaukios. Kriukuželis Marelė, sobliovė merguželė vargelė, seserelė vadaukė, savo rūtų vainikelį adaukė, geriau be seselės, be kokios, neka savo vainikelį adaukios. Kriukuželis Marelė, sobliovė merguželė vargelė, broluželė vadaukė, savo vyrą žirgelį adaukė, geriau be seselės, be kokios, neka savo vyrą žirgą adaukios. Kriukuželis Marelė, sobliovė merguželė vargelė, bernuželė vadaukė, savo jaunas deinelės adaukė, geriau be deinelių, be kokių, savo mielą merguželę vadauju. Nu veizėko. Veizos. Nu, aš meslėju. Išepite, nesuprantu. Nu jugeno ant gintarauti, kėselis, nu net turbūt kiauris kaprietis. Nu juk nebolvis kasi. Nu tai aišku, kad reiks susisiravoti. Rodyt. Rodyt, reiks ševelį turėti stiprių siūlų. Po to sėrišti ant viršau, užriši, trauki ją patį, vėl užriši į šoną, vėl į viršų, užriši, vėl į šoną, užriši, vėl į ją patį. Tu aš niek nesuprantu. Nu, tu mane įtruop negali papasakoti, parodyti. Vat parodyti gali, povala, kur tu čia dabar esi? Pasiveikti. Nu, visi užsirašau, va to stiprią. Išlendu, užsirašau, dabar to. Nu, mama, tak jau. Čia ištraukit, tai
Pačiai. Papasakos čia. Juk sako, ant tą jūrą išmet viskuo. O veina tokie jau tropni gintarautojai Irena Kaštaunėn pasakoja. Kap Ana Kūtių rytą edama pajūrių, nu palongo, čia prie žuviedra kažkur, nu toks paukštelis kurį. Ir atrada gintarą gabalėlį su įspaustu kryželiu. Ir matot, koks ženklus jau buvo. Juk tau rytą išėjo į jūrą du broliai žvejėlė ir nuskendo. Ta buvo daug jau ženklus jūra. Žaliojo girelį, saulė girdėjo, liek nėra nėra, mano mylima. Girdin su leipelį, girdin su laive, Gera nusimana plegintas, nusakys. Tikrus čia. Nežinau. Čia ne gintas. Čia kanipolija. Muzikонtom patikrinti. Sosmečių paveizėk, kvepą nekvepą. Kovans kvepą. Patricijus. Gintaras! Papava, kaip tikras gintas. O te apie apgaun visus. Noj, padirb, karolis.
Čia važiuoti šitą kampę. Berotas kalnas, o Klaipėda. Ten etapą Gintarų jūra paudros daugiausiai išmeta. Nu dėl to įsakymo nei ten tokiveina šešioneškė. Jeigu išėję ryt metų ankstiai gintarauti, tai sudėka motriška. Eknomiai, negausi nieko, man jau nurinka sėdė. Tai va tos prūsininkės ir dainuodavo. Auksinės viedras sidabra, našas nesingės gyvėses. Vailingo dralė, nesingės gyvėkles. O ir atjoja jaunas bernelis, pagirdyt jo dvėrel. Vailingo dralė, pagirdit jau dvėrel. O ir neklausė jauna mergelė, negirdė jau dvėrel. Vailingo dralė, negirdė jau dvėrel. O ir supyko jaunas bernelis ant tuos jaunos mergels. Vailingo dralė, ant tuos jaunos mergels. Sulaužė viedrų, sulaužė našius, išlaistė vondenel. Vailingo dralė, išlaistė vondenel. O gailė verkė jauna mergelė, išleita vondenel. Vailingo dralė, išleita vondenel. O šventojiškis Mikelis Balčius sako: Vesels ką dzintars, sveikas kaip gintaras. Ir dievulio buvo taip parėdyta, kad patys didieji gabalai, tokie kaip žirgo galvos, atiteko prūsams. Mažesni tokie kumštiniai vadinamieji atiteko klaipėdiškiams, šišioniškiams. Tokie kaip per 3 pirštus liko kuršiams. Na, o ten į Liepojos pusę. Visai čia galva apsisuko. Į Liepojos pusę kartais pabarsto tokių kaip žvirblio ar gaidžio akių. Na, o dar toliau į šiaurę. Ten šiaurė. Tai jūra pasitinka visai tuščiomis rankomis. Nieko nebeliko. Zvi
Jūs paklausykit, Zubis Pranis pasakoj, kapunsata ei gintarų gauti. Nu, vo tep šitą tą irgi. Atei į kopas, susisėda, į laukumet nutels vies ir pradės mesti tus gintarus. Sėd, kap tas vies netils, nu į kol sušala, užsikūri laužėlį, o prieš rytą ir prisnauda. Ir saka, nu atrodo tik ta akis tebau užsukėbus. Tik pramerk akis, veis, pajūrį rena jau su maišyleliu. Sak. Ir prabėga visus gintarus surinkus. Pasakys balandį. Povela. Tau prigaudė tų gintarų. Nu, bet kas tave iš tuo? Žinok, kad už tus gintarus gali normaliai užsidirbti. O mane į dušis atsigaun. Ku tu supranti aplink gintars, gyvendams ant to brokitin. Žinau, tik aš nesakau, kur raudona mergelė, kur raudona jaunoji, kur raudona mergelė.
Anūkas Ne, vyriausias. į Maroką išvažiavo. O kas jau tas aukštas buvo? Čia mažas. Taip, čia jį galima kaip papuošalą kabinti. Be abejo. Ar šituo vėju bus gintaro? Kaip atrodo? O šito vėjo nebus. Dar nebus. Palaukim rudens, palaukim lygiadienio, palaukim gal dar kartą susirinkim į kopos ir paieškokim gintarų kartu. Bet pagrindinės paslaptys, jeigu jūs tikrai klausėte atidžiai, mes jum pasakėm. Ko dar norėsit sužinoti, gintarautojų yra nemažai, daugiausiai jų būna Šaipiuose, ten link Klaipėdos, Šventojoje netiek daug, bet vietiniai žmonės, šventojiškiai, palangiškiai tikrai žino, kada reikia ir kur gaudyti gintarą. Ačiū jums visiems.